Na, jeigu vieną dieną Lietuvos bankas sustotų veikęs, kaip greitai paprastas žmogus kasdieniam gyvenime tai pajustų? Aš manau, kad gan greitai tų tokių pseudo sukčių atsirastų turbūt kitą dieną, kai žmonės suprato, kaip apeipti svertų limitus prekybos platformose. Prisėmė tokius svertus, jie tiek daug pinigų prarado, kad ten buvo 100 000 kartų daugiau nei jie tų pinigų turi. Rinkoje turim tokių kartais, pavadinkim juos, pseudo konsultantų, kurie kartais atstovauja tam tikrus finansų rinkos dalyvius, kaip brokeris, kaip atstovas ir nori tik parduoti tą paslaugą tam, kad gautų savo komisinį. Mes stebime, kas toj rinkoje irgi vyksta, nes mes dažnai matome, kad tos paslaugos gali būti neteisingai parduodamos. Tai klientai, kurie nenorėtų prisimti rizikos, prisima daugiau rizikos, nei jiem reikia. Klientai, kurie nori, tarkim, taupyti ilgam periodui, gauna produktus, kurie nėra skirti taupyti ilgam periodui ir panašiai. Pinigų nereikia mylėti, reikia tik nenorėti skirti su jais. Labadiena, Rosvaldai. Labas. Pirmiausia, tai labai dėkoju, kad atvažiavote pakalbėti šitą labai įdomią ir daugam svarbę temą apie finansus. Prieš pradėdama mūsų pokalbį noriu trumpai pasakyti apie jo idėją. Labai norėčiau sudominti žmonės kalbėti apie finansus, apskritai šią temą sudominti, kalbėti šeimoje, darbe ir galbūt paskatinti daugiau pasidomėti. Ir prieš pradėdama mūsų pokalbį norėčiau su jums susipažinti, kadangi kai kurių mano anksčiau buvusių pašnekovų profesijos veiklos yra labai aiškios, o jūsiškė man neatrodo tokia iki galo aiški, tai Rosvaldas Krušna yra Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėjas. Ar galit man trumpai apibūdinti, ką tai reiškia? Tai reiškia absoliučiai visko darimo, jokios aiškaus atskaitos taško pradžios nėra, jokio pabaigos taško irgi aiškaus nėra. Bet bendrai tai yra bendros politikos formavimas tam tikrais klausimais, tai mano atveju tai labiausiai yra susijęs su finansų rinkos priežiūra. Kaip žinot, Lietuvos bankas viena iš jo kepurių yra reguliuotojas, jis reguliuoja visus finansinių paslaugų teikėjus, kurie yra reguliuojami, dalis jų tiesą pasakius patenka po nereguliuojamą sferą, tai būtent yra mano sfera ir aš padedu kurti tą strategiją ir politiką tame tarpe. Bet kaip tai atrodo praktikoje, tai kaip ir sakau, tai yra be pradžios ir be pabaigos, joks tai yra labai kažkur rūke plaukiantis dalykas. Nors sakau rūke plaukiantis dalykas, bet iš tikrųjų tai yra labai daug darbo. Ir kur galbūt problema yra iš mūsų perspektyvos su finansų rinkos priežiūra, tai jeigu mes atliekam darbą gerai, jeigu aš atlieku darbą gerai, tai nieks apie tai nežino. Dažniausiai sužino tik, kai kažkas įvyksta blogo finansų rinkoje. Supratau. Jūs paminėjote ir Lietuvos banko veiklas, čia man irgi kyla klausimas. Kaip lengvai ir aiškiai paaiškinti, kuo tas Lietuvos bankas užsiima? Taip, prižiūri komercinius bankus, ar ne? Kokios tai yra dar veiklos, nes ta institucija, atrodo, ji yra, bet ką ji veikia, na taip irgi iki galo nėra. Aš galėčiau skirstyti tokias 3 kepurės. Sakau, Lietuvos bankas keičiasi tas kepurės. Taip. Viena kepurė yra finansų rinkos priežiūra, tai mes visus finansų rinkos dalyvius prižiūrim. Bankai yra, žinoma, galbūt tokie labiausiai matomi, bet ir visus kitus investicinės įvairias bendrovės, finansų maklerio bendrovės, sutelktinio finansavimo bendrovės, visus iš esmės finansinių paslaugų teikėjus. Dėl ko reikia to, tai šiaip apskritai mes kaip visuomenė turbūt nusprendę esam, kad kai kurie dalykai reikalauja labai aiškių taisyklių, nes jie gali pakenkti tiek individualiai žmogui, kaip asmeniui, tiek bendrai tada plačiau sistemiškai visai visuomeniai. Na tai, pavyzdžiui, mes turim vaistus, daktarus, mediciną, kuri yra labai smarkiai sureguliuota. Tai yra dėl to, kad žmogus, pavyzdžiui, jei naudos ne tuos vaistus, per daug naudos, iš esmės gali mirti. Finansuose yra tam tikrą prasme dar blogiau, nes tu gali prarasti pinigus ir paskui dar ir gyventi reiks. Tai mes irgi padedam sukurtas taisyklės ir reguliuoti rinką taip, kad ir tas vienas žmogus, individas būtų saugus ir kad platesnė prasme visuomenė būtų saugi. Finansinė prasme. Tai yra viena kepurė. Kita kepurė yra pinigų politikos formavimas. Lietuva yra eurosistemos dalis. Mes esam Europos centrinio banko dalis. Na ir yra infliacija. Dabar jau netoks garsus žodis turbūt, bet labai nesenai jis buvo labai garsus žodis, dažnai naudojamas. Infliacija šiaip yra druska, jinai yra karti,
bet šiek tiek infliacijos reikia, nes į sriubą vis tiek druskos didi, kad jinai būtų skanesnė. Tai taip pat mes bandom palaikyti tą infliacijos lygį, kuris būtų optimalus. Tai jos ne per daug, ne per sūru, bet kartu ir pagardinant kažkiek. Šiaip ekonomikai reikia šiek tiek infliacijos, kad jinai galėtų kvėpuoti iš esmės. Tai darbo užmokestis, kad galėtų augti, kad pirkimai iš esmės didėtų ir panašiai. Tai jinai sukuria tokio biškį lankstumo. Ir trečia kepurė, aš sakyčiau, yra toks platesnė prasme, tai kompetencijų centras. Tai mes turbūt ne vienintelė, bet garsiausia Lietuvoje institucija, kuri turi ekonomistus, taip kaip jie suprantami iš esmės, kurie atlieka tyrimus, kurie renka informaciją, ją sistemizuoja, ekonomikos prognozes įvairias daro. Na ir po tuo kompetencijų centru, be tos ekonomikos tokios dalies įdėčiau ir tada turim finansinio raštingumo temas, mes visą informaciją renkam, kuri yra nešališka vartotojui, tai nesusijus su kažkokiu konkrečiu rinkos dalyviu, bet tiesiog apie visus bendrai visą informaciją, kurios reikia, mes ją nešališkai teikim. Iš tiesų, tai jūs paminėjote dar, kad ir Lietuvos banko veiklą tada žmonės pamato geriausiai, kai kažkas negerai būna. Ar kažkoks yra atvejis, kur žmonės pastebėjo tą veiklą, kai buvo negerai? Ar kažką įvardintumėt? Tai tokių konkrečių turbūt negaliu įvardinti, bet yra garsesnių atvejų, kai kažkoks rinkos dalyvis atlieka kažką netinkamai, tada labai smarkiai prieš žiniasklaidą nueina ir tokių atvejų palyginus net nesenai vienas kitas buvo. Tuo atveju būna iš tikro nedaug, jeigu paimtum ten 10 metų laikotarpį, tai 2 kokį atsitinka, bet jie yra buvę. Na ir kitas turbūt, kai irgi Lietuvos bankas buvo patekęs į akiratį, tai kai turėjome didelę infliaciją. Vėl, kodėl tai vyko? Daug faktorių Lietuvos banko įtaka turbūt buvo tame mažai, tai buvo visa pinigų politika per COVID, buvo tiesiog labai skatinamoji smarki politika ir jos pasiekmė buvo pagirios, tai yra infliacija. Na taip, tada ir tikrai Lietuvos banko vardas buvo linksniuojamas. O man dar įdomu, na jeigu vieną dieną Lietuvos bankas sustotų veikęs, kaip greitai paprastas žmogus kasdieniam gyvenime tai pajustų? Aš manau, kad gan greitai, visų pirma, tai rinkos dalyvis, apskritai rinkos dalyvis, tarkim, bankas turi daug daugiau galios nei savo klientas, nei kažkoks asmuo. Bankas daug geriau supranta, kaip veikia finansai, kaip iš esmės išnaudoti savo klientą, jeigu galėtų tą padaryti. Tai jeigu tų taisyklių nebūtų, manau, labai greitai visos paslaugos, visų pirma, tai normalios paslaugos pasidarytų nenormaliomis. Tai paskolos potencialiai pasidarytų labai sudėtingos, labai brangios, investicinės visokios, investiciniai produktai irgi pasidarytų labai sudėtingi, klientui nesuprantami, jie būtų parduodami viskam, kuo greičiau, kad kuo daugiau komisinių surinktum. Tai per tokią kokybę paslaugų, manau, klientai pajustų per kokią savaitę turbūt. Sakyčiau greitai. Bet kas įvyktų turbūt dar greičiau, tai atsirastų įvairių, manau, pseudo tokių sukčių, kurie iš esmės nelegalias paslaugas pradėtų pardavinėti, nieks jų nežiūrėtų, rinka nereguliuojama, visi daro, ką nori. Tai manau, tų tokių pseudo sukčių atsirastų turbūt kitą dieną. Ta rinka, sukčių pavadinkim, nauja rinka juda labai greitai. Aktyvi. Bet dar viena, kuris lėčiau turbūt dalykas pasijustų, tai Lietuvos bankas ginčus nagrinėja klientų ir finansų rinkų dalyvių. Tai yra būdas, kuris šiaip klientui iš esmės yra daug pigesnis nei teismas, jeigu kažkokie kivirčiai atsiranda. Tai galbūt ne savaitės, jau ne dienų kaip su sukčiais eigoje, bet mėnesio eigoje žmonės irgi tą pajaustų. Ir tas ginčų nagrinėjimas irgi kuria tam tikrą praktiką rinkoje. Tai bankai, kitos finansų įstaigos elgiasi kitaip, žinodamos praeitų ginčų pasiekmes, tarkim. Tai ta visa formavimas dingtų. Labai svarbu. Vadinasi, ir kaip atrodo, kad mes tą Lietuvos banko ir nepastebim, bet suprantu, kad, kaip jūs sakot, jeigu jo neliktų, pastebėtume labai greitai ir labai skaudžiai. Tai jei jis veikia, jo ir nepastebėt. Tai, vadinasi, viskas yra gerai. Jūs paminėjot sukčius. Ir pati buvau nekartą papuolusi jų akiratį, ten gaudama žinutes ar kažkokius skambučius. Ir turbūt man buvo pats keiščiausias būdas sukčių, kai jau gauni žinutę, kad pavyzdžiui, laikas susimokėti baudą ir atidarius svetainė atrodo taip, kaip Sodros, pavyzdžiui, svetainė, ar ne, tai man pavyko, aš laiku sustojau, bet jau mano pavedimas irgi buvo pradėtas ir jis buvo įšaldytas. Ir kai aš nuvažiavau į banką
pasigaminti naują kortelę, jie man sakė, kad labai daug žmonių neteko pinigų. Kokie dabar yra naujausi sukčių triukai žmonėms apgauti? Turbūt investicinis sukčiavimas vis dar yra toks vienas populiaresnių. Taip tiesiog netikros investavimo platformos, į kurias prikviečia žmonės investuoja, bet realiai jokio investavimo nėra. Kiti dabar populiarūs tai apsimetinėjimas banko darbuotojais yra ir apsimetinėjimas kitų institucijų darbuotojais, Sodros, VMI, policijos tam tikrais atvejais irgi. Bet jie visi turi iš esmės tam tikrus bruožus, sakyčiau, bendrus, kurie kartojasi. Tai spaudimas greit ar daryti ar pavedimą, ar jei investuoti, greit investuoti, su investavimu didelės pajamos žadamos greitai, su neinvestavimu, jei kažką susimokėti reikia, tada atvirkštinis bus didelės baudos, jei dabar nesusimokėsit. Tai tas spaudimas greitis, tas matas kartojasi. Tos svetainės jos atrodo beveik identiškai, bet jei adresą, tarkim, pasižiūrėsi, žinosi, kad tai nėra ta svetainė. Na ir toks dalykas, kuris kartojasi bent skambučiais, tai rusų kalba irgi toks yra matas, kuris dabar pastaruoju metu labai jaučiasi. Ką jūs paminėjote, kad svetainių adresai yra kitokie, esu girdėjusi patarimą, jeigu gauni žinutę su nuoroda, tai jos netidaryti, bet eiti per svetainę, tiesiog suvesti adresą ir tada tikrai būsi nukreiptas į savo paskyrą, ar ne? Vienas yra iš būdų, plus šiaip institucijos turbūt nepraktikuoja siuntinėti tokių nuorodų apskritai į savo puslapį. O dar turiu klausimą, pagalvojau ir apie svetainę, ir apie naudingą žmonėms informaciją. Prieš mūsų pokalbį aš pasižiūrėjau, Lietuvos banko svetainė yra gana dažnai lankoma. Sakykit, kokios ten naudingos informacijos galėtų ar net ir turėtų rasti paprasti Lietuvos piliečiai? Aš pats kartais nustembu, kiek ten daug yra informacijos geros, tikrai. Tai šiaip paprastam tiesiog piliečiui, Petrui kažkokiam, aš sakyčiau, dvi yra kryptys, kurios yra labai svarbios. Viena kryptis yra finansinio raštingumo. Mes tikrai turim labai daug informacijos apie, kas yra finansinės paslaugos, kokios tai yra paslaugos. Ta prasme, kas yra investavimas, kaip investuoti, kas yra paskolos, kokių tipų paskolos yra, kas yra palūkanos, kas yra kintamos, bazinės palūkanos, visą tą informaciją mes turim. Tai bet kokias paslaugas svarstant ar šiaip tiesiog norint sužinoti kažką, manau, ta informacija yra labai gera. Ir aš turiu pasakyti, kad turbūt vieni šiaip didžiausių specialistų tų sričių ruošia tą medžiagą irgi, tai jinai tikrai yra kokybiška ir nešališka. Kita informacija yra apie finansų rinkų dalyvius. Čia yra labai svarbi vieta. Tai visų pirma, mes skelbiam apskritai, kokie subjektai, kokios įmonės gali teikti finansinės paslaugas. Tai yra licencijuojamas finansinės paslaugas skolint ar investicinės kažkokias paslaugas, drausti ir panašiai. Tai bet koks asmuo, kuris renkasi finansinių paslaugų teikėją, jau žinodamas, kas yra tos paslaugos, renkantis finansinių paslaugų teikėją, tai labai svarbu pasitikrinti, ar apskritai tas įmonė asmuo turi licenciją. Na ir tada, ar turi, galima pasilyginti informaciją Lietuvos banko svetainiai apie jau tuos finansinių paslaugų teikėjus tarpusavyje. Tai iš esmės kainas, kokios jų apyvartos, ar yra kažkokių ginčų praeityje, ar yra baudų, tai ta informacija palyginamoji, manau, yra labai svarbi. Ir grįžtant šiek tiek prie sukčių dar dalies, tai jeigu dauguma žmonių pasitikrintų, ar konkretus paslaugos teikėjas turi licenciją teikti paslaugas, čia ypač susijęs su investiciniu sukčiavimu, tai ta problema iš esmės, jinai beveik dingtų, manau, nes arba kartais būna, kad apsimeta kažkokius, bando pritempinėjimus daryti prie konkrečių finansų rinkos dalyvių, bet šiaip paprastai tie visi pavadinimai, kuriuos sukčiai naudoja, bent iš mano praktikos, kiek darbinės matęs, tai jie dažniausiai būna kažkokie visai kitokie. Dar iki investavimo tikrai prieisim ir iš tiesų jūsų kalboje du tokius raktažodžius išgirdau, tai finansinė edukacija ir investavimas, tai yra dvi temos, apie kurias norėsiu šiandien irgi plačiau pakalbėti, bet norėčiau nuo finansinės edukacijos ir finansinio raštingumo pradėti ir tada gal pereisim prie investavimo. Prieš mūsų pokalbį pasižiūrėjau, koks yra tas Lietuvos finansinis raštingumo lygis, balas ir radau informacijos, kad Lietuvos bankų asociacija nuo 2000
2019 metų, kas 2 metus atlieka apklausą, pagal kurią matuoja žmonių finansinio raštingumo lygį, ar ne? Ir kaip tik šių metų vasarį ta apklausa buvo atlikta. Finansinio raštingumo balas buvo 46 ir nuo 2019 metų jis pakilo tik tai 3 punktais. Kaip jūs vertinat mūsų finansinį raštingumą ir jo augimą? Tai finansinio raštingumo apskritai trūksta ir tas jaučiasi tiek profesinėje aplinkoje, tiek gaunant žmonių skundus, tiek, sakykim, formalius, tiek neformalius, kiek man pažįstami ir pažįstamų aplinkoje skambina kaip banko darbuotojai, bet jaučiasi ir tiesiog visuomenėje. Kur geresnę pusę pasakysiu prieš pasakant mano nuomonę pačią blogiausią dalį. Tai geresnė pusė, kad apskritai socialinė tokia erdvė dabar jau yra pildoma informacija apie finansinį raštingumą, apie finansinės paslaugas, apie finansinius produktus. Galbūt kur yra problema, kad jinai kartais gali būti šališka, kartais gali būti labai paviršutiniška ir tiesiog panaudojama komisinio gavimui iš esmės. Bet tai vis tiek yra, apskritai tai yra gerai. Ta padėtis nėra gera, bet jinai, aš manau, gerėja. Jinai gerėja lėtai, bet turbūt progresyviai pradės dabar eksponentiškai gerėti. Tikėkimės, kad tai bus bet kur aš manau, kas rodė blogesnę padėtį, tai Lietuvos banko toks didelis tyrimas užsakytas, buvo atliktas ir ta metodologija rėmėsi jį atlikdami. Tai 2003 metais ar 2004 buvo atliktas naudojantis 2003 metų duomenimis. Tai per 4 metus tas raštingumas pablogėjo. 2023. Taip. Tai to tyrimo rezultatas buvo, kad pablogėjo finansinis raštingumas. Tai reiškia vėl, tai nėra... O kuris rytis, gal žinote, nežinau, taupimas, investavimas? Ne, tiesiog tai yra bendra indeksinė vertė. Iš esmės, tai ką tai rodo savim pasitikėjimo žmogaus. Rodo, kiek jis pats yra užtikrintas. Bet čia labai supaprastinant. Tai tas savim pasitikėjimas ir savo pačio manimas, kad tu supranti, tam periode pablogėjo. Bet dar blogiau, kad ta indeksinė bendra vertė finansinio raštingumo buvo žemiau nei Latvijos. Kaip tik norėjau paklausti, kaip atrodome Baltijos šalių kontekste, na ir čia jau peilis į paširdžius. Peilis į paširdžius, 2 blogiausi dalykai, tiesiog pralaimėti krepšinį Lietuvį ir būti blogesniam nei Latvijai. Tai... Ir atrodo, kodėl mūsų ekonomika auga dabar greičiau, ar ne, geresnė situacija negu Latvių, bet raštingumas? Tai yra labai daug įvairių faktorių ir vėl tai yra tik vienas iš tyrimų, bet tas tyrimas tiesiog savo mastu buvo didelis, informacijos kiekiai buvo dideli ir tie klausimynai žmonių imtis, kuri buvo panaudoti, irgi buvo didelė. Tai toks yra gan reprezentatyvus. Bet žinoma, kiti tyrimai rodo ir kitokias būklės. Kai kuriuose mes dažniausiai esam geresni nei Latvijai, arba aukščiau, geresni net ta žodis, aukščiau nei Latvijai, bet dažniausiai nei Estai būname vis tiek žemiau. O dėl ekonomika auga ar neauga, tai yra labai daug faktorių ir ne visi tie faktoriai yra finansinis raštingumas. Tiesa, finansinis raštingumas, ypač per investavimą, gali ir yra susijęs su ekonomikos augimu. Čia manau, kad daug gilesnė tema, negu kad mes dabar galėtume paanalizuoti. Bet dar turiu klausimą dėl to paties finansinio raštingumo testo. Ar yra koks nors testas, kurį žmonės patys gali susirasti? Na, pavyzdžiui, aš paskaičiau, kad vidurkis yra 46. Man labai įdomu būtų sužinoti, kiek aš tų balų surinkčiau. Lietuvos banko svetainėje yra, tiesą pasakius, ne vienas testas susijęs su finansiniu raštingumu ir, žinoma, galima pasilyginti. Ar su kitais galima pasilyginti, turbūt sudėtinga būtų būtent to konkretaus testo savo atsakymo tikriausiai jau nebegautum. Bet taip, Lietuvos banko svetainėje yra skirtingi testai, pasimatuoti savo ne tik finansinį raštingumą bendrai, bet net savo žinias skirtingose sferose. Tai tą patį turime testą, kuris patikrina tavo atsparumą sukčiams, pavyzdžiui. Labai įdomu, įlysiu būtinai pasižiūrėti. Ir šiaip apskritai Lietuvos banke turime finansinio raštingumo centrą. Toks yra vienetas banke, kuris dirba ir yra atsakingas tik už finansinį raštingumą. Tai tos informacijos mūsų svetainėje yra labai daug susijusios. Tiek vėl, kaip ir sakiau, tokios edukacinės, jei nori informacijos paskaitimui. Įvairių paskaitų įrašytų yra, bet yra ir įvairių labiau tokių interaktyvių vietų. Tai klausimynai yra viena iš jų. Taip.
Įlysiu pažiūrėti ir manau, kad pasidalinsim ir su klausytojais tomis nuorodomis, kad jos būtų lengva ir greitai surasti. Galbūt problema ir gali būti, kad tos informacijos tiesiog tiek daug, kad kartais gali būti sudėtinga rasti. Rosvaldai, kalbam apie finansinę edukaciją ir tikrai ne viskas yra edukacija, kas tuo prisistato ar prisimeta. Noriu pakalbėti apie tas situacijas, kai finansinių paslaugų teikėjai iš tiesų turi tikslą ne edukuoti, o gauti komisinį savo konsultacijom. Ką apie tai galėtumėt? Taip, tokių situacijų yra. Visų pirma, apskritai rinkoje turbūt reikėtų atskirti, kas yra finansinė paslauga ir galbūt net investicinė paslauga, taip kaip mes ją suprantam, tai yra Lietuvos bankas, tai mes ją suprantam taip, kai tai yra aprašyta įstatymuose. Iš esmės, investicinė paslauga yra ta paslauga, kuri yra susijus būtent su konkrečiom finansiniam priemonėm. Tai jeigu kalbam apie investavimą ir kaip pavyzdys, nežinau, mokslą, tai mes jau nelaikytum to tikrų investavimo ar investavimų į korteles, kažkokias kolekcinės. Mūsų prasme tai nėra investavimas. Tai čia pirma dalis yra. Antra dalis yra finansinių paslaugų teikimo kokybė. Ta kokybė iš esmės ir priklauso, ar finansinių paslaugų teikėjas yra suinteresuotas tik komisiniu ir tik parduoti paslaugą bet kuriam klientui, ar visgi jis ieško tinkamos paslaugos tinkamam klientui ir vice versa. Tarp šitų dviejų vietų mes rinkoje turim tokių kartais, pavadinkim juos, pseudo konsultantų, kurie gali sakyti, kad jie teikia investicinės kažkokias rekomendacijas, bet jie slepiasi po ta dalim, kuria bendrinė kalba, tai ne, ta prasme mūsų prasme tai nėra investicija, bet bendrinė kalba lietuvių tai yra investavimas. Tai vėl investavimas ten į kažkokį kolekcinį vyną, tai kaip pavyzdys. Na ir kita dalis, turim irgi tuos pačius tarpininkus tarp šitų dviejų stovinčius, kurie kartais atstovauja tam tikrus finansų rinkos dalyvius, kaip brokeris, kaip atstovas ir nori tik parduotą paslaugą tam, kad gautų savo komisinį. Tai mes irgi apie tai esame skelbę tam tikrose specifinėse sferose, tos informacijos yra ir tiesą pasakius mes stebime, kas toj rinkoje irgi vyksta, nes mes dažnai matome, kad tos paslaugos gali būti neteisingai parduodamos. Tai klientai, kurie nenorėtų prisimti rizikos, prisima daugiau rizikos nei jiem reikia. Klientai, kurie nori, tarkim, taupyti ilgam periodui, gauna produktus, kurie nėra skirti taupyti ilgam periodui ir panašiai. Tai ta brokerių tokia rinka, kurie pilkoji zonoje veikia, egzistuoja, mes apie tai žinome ir tą rinką stebime. Tiesą pasakius, net duosiu porą pavyzdžių, tai mes esame atlikę porą slapto pirkėjo tyrimų būtent toje sferoje. Žiūrėti, ar nepradedamos teikti tos jau licenzijuojamos, tikros prižiūrimos paslaugos ir ar produktai yra parduodami ir paslaugos tam, kam ir turėtų būti. Ir ar tekia kam nors arba įspėjimą duoti, arba galbūt net ir kažkaip griežčiau imtis veiksmų? Įspėjimų tikrai esam davę. Kartais tiesiog, jeigu pamatome kažką blogo daro, galbūt tas įspėjimas nebūtinai yra oficialus, griežtas, bet tiesiog parašome, kad tai yra nelabai gerai. Bet yra tekę duoti ir oficialius įspėjimus tiek mažesniem rinkos dalyviam, tiek didesniem. Ir šiaip Lietuvos banko svetainėje mes turim 2 sąrašus. Vienas sąrašas yra nelegalių paslaugų teikėjų. Tai yra nelegalūs paslaugų teikėjai, kuriuos mes identifikavom, kad jie nelegaliai teikia paslaugas. Ir kitas yra tiesiog mūsų jau blokuotų svetainių. Tai toks vienas iš kritinių atvejų, kai tos paslaugos yra teikiamos nelegaliai, mes tiesiog blokuojam svetainę. O aš dar noriu šiek tiek grįžti prie tos apklausos, kurią minėjau, Lietuvos banko asociacijos apklausa. Ten buvo įdomus klausimas apie žmonių pasitenkinimą savo finansinę padėtimi. Ir pagal tą apklausą ji parodė, kad labiausiai patenkinti savo finansinę padėtim yra vyrai ir būtent tie, kurių finansinio raštingumo balas buvo aukščiausias. Ir aš pagalvojau, kas čia yra priežastis, o kas pasekmė. Ar tie, kurie turi aukštesnį finansinį raštingumą, jie ir uždirba geriau ir moka geriau tos pinigus valdyti, ar tie, kas uždirba daugiau, yra suinteresuoti ir pradeda domėti finansais? Čia yra... Višta ir kiaušinis? Čia net ne višta ir kiaušinis, čia yra labai smarkiai kompleksinis klausimas, yra labai daug ekonominių tyrimų tuo klausimu. Tiesa, pasakius, prieš porą metų ekonomikos Nobelio premija buvo skirta už labai panašų dalyką, tai jūs išskyrėt vyrus ir moteris, tai tas tyrimas bandė šiek tiek identifikuoti, kur yra tie skirtumai. Ir apie tai dar pakalbėti. Bet aš nemanau, kad tai yra višta ir kiaušinis apskritai.
ar tu daugiau uždirbdamas esi labiau finansiniai raštingas, ar finansiškai raštingas žmogus labiau uždirba, aš manau, čia yra abipusis ryšys, tai nėra vienas prieš kitą, nes galbūt žmogus daugiau uždirbdamas tampa priverstas tapti finansiškai raštingesniu. Arba tiesą pasakius, mažiau uždirbantis žmogus irgi turi tapti finansiškai raštingesnis, kad galėtų su savo galbūt labiau limituotu biudžetu išgyventi. Ja, biudžetas šiaip apskritai kaip telefono baterija, šiandien reikia, kad neišsikrautų, turi kažkiek visada pasilikti. Bet kuris iš šitų dviejų labai sunku tarp jų sąsajas pasakyti, nes apskritai tiek finansinio raštingumo, jeigu bandytum nuspėti žmogaus lygį, tiek, sakykime, turto lygį arba pajamų lygį, ir čia, nežinau, šiek tiek į detalės eisiu, bet jeigu tiesiog bandytum sudaryti funkciją, kuri nuspėtų konkretaus žmogaus finansinio raštingumo lygį arba pajamų arba turto lygį. Tai būtų labai daug kintamųjų toj funkcijoje. Ar svarbu, kur žmogus gimė, kokie mieste, kokioje šalyje, taip svarbu, ar svarbu, kiek žmogui metų, taip svarbu, ar svarbu tėvai, taip svarbu. Ta prasme, mokėsi, nesimokė, taip svarbu, ten sutiko kažkokį žmogų, nesutiko, kažkurią dieną lyjo ir nenuėjo kažkur ar nuėjo. Ta prasme, kintamųjų yra labai daug. Ir tiesą pasakius, vėl, jeigu net lygintum vyrus ir moteris, tai kiek tas lyties kintamasis visoje funkcijoje užimtų svorio, turbūt nelabai daug. Bet tuo pačiu tyrimai rodo, kad yra tas skirtumas ir jis daugiausiai atsiranda iš to, kad vyrai prisiima daugiau rizikos. Tai tu turi tokius tada outlierius, sakykime. Turi daugiau praradusių vyrų, bet turi daugiau ir uždirbusių. Tuo tarpu moterys labiau, saugiau, labiau aplink vidurį, galbūt į geresnę pusę, bet jų tada mažiau pralaimėjusių yra, bet kartu gali ir tai būti. Tai yra tiesiog tokia viena, kurią galvoju galėtų būti iš priežasčių, kuri ekonominiuose tyrimuose šiaip yra nagrinėta ir turi tam tikro pagrindo. Ir bet tas rizikos prisijėmimas, čia jau nušoksiu visiškai, bet tas rizikos prisijėmimas yra ne tik ekonomikoje, yra apskritai plačiau tarp vyrų ir moterų skiriasi, tai dėl to daugiau vyrų sėdi kalėjimuose, dėl to daugiau vyrų loterijose dalyvauja ir dėl to daugiau vyrų sako, ne, čia pastolių nereiks, aš padarysiu be pastolių ir tada blogina statistiką mirčių. Taip, iš tiesų esame skirtingi, bet kalbant apie finansinį raštingumą, labai norėtųsi susivienodinti. Šiaip, kai jūs paminėjote tuos kriterijus, kurie formuoja žmogaus finansinį raštingumą, man pačiai asmeniškai labai didelę įtaką daro žmonės, su kuriais aš bendrauju. Ir bene didžiausia, mane sudomina, kažką papasakoja, įtraukia, galų gale aš pati pasitemti noriu. Tai turbūt gali būti patarimas daugiau į savo ratą žmonių įtraukti, kurie domisi šią temą. Apskritai, tai vienareikšmiškai, bet apskritai pakalbėti su kitais žmonėm yra labai naudinga. Su tais pačiais sukčiais ar net atgal grįžtant tiesiog bet kokią naudojant finansinę paslaugą, visų pirma, manau, reikia neskubėti. Tai tarkim, norim paskolą ir pirkti, nežinau, telefoną. Man reikia paskolos, reikia šito telefono. Ir šituo atveju net pakalbėjimas su tiesiog žmogum, kuris nesupranta apie finansus, tikriausiai tai žmogus sakys, nereikia tau to telefono ir nereikia tos paskolos. Tai tokie pakalbėjimai net nesu finansiškai raštingai žmonėm, manau, žmogų gali padaryti finansiškai raštingesniu. Tiesiog išgirst save patį per kitą žmogų padeda. Ir su sukčiavimu, tarp kitko, irgi padeda. Mes net tokių faktinių atvejų turim, kai žmogus jau ruošiasi investuoti, bet paskambina ar mamai, ar dar kažkam ir sako, ne, čia sukčiai yra. Pasikalba ir tokiu būdu supranta. Bet jei aplinkoje turi finansiškai raštingų žmonių, tai žinoma, tas efektas yra multiplikuotas tada ir didesnis. Šiaip jūsų pasakyta mintis labai atliepia apskritai mūsų tinklalaidės idėją pajausti save per kitą žmogų. Ir tikrai, jūs tai labai su finansais susijęs, bet pas mus yra žmonių, kurie nėra taip tiesiogiai susijęs su finansais, bet idėja kalbinti, kalbėti, kad žmogus klausydamas kažkur susimastytų, kažkur save atpažintų.
Tai labai pritariu tai minčiai. Ir dar noriu grįžti prie vyrų moterų. Taip pat, vėlgi, toj Lietuvos bankų asociacijos anketoj labai išsiskyrė moterys ir vyrai. Ir kai buvo paimti žmonės, kurie surinko aukščiausius balus finansinio raštingumo, moterų buvo perpus mažiau negu vyrų. Man kaip moteriai tai be galo liūdna tai girdėti. Ir aš galvoju, tikrai nemanau, kad dabar aplinkybės yra tokios, kad moterims sunkiau pasidomėti. Tikrai turime visi vienodas teisės ir galimybės. Klausimas, kaip tas moteris sudominti, kad jos pačios norėtų daugiau finansais pasidomėti. Aš manau, kad ar tikrai reikia išskirtinai kažkaip būtent moteris dominti, ar gal nereikia, bet jeigu moteris atsilieka. Tai vėl yra labai daug kriterijų, kurie nuvedė iki tokios situacijos. Taip, statistiškai yra ir istoriniai kriterijai. Tiesą pasakius, būtent tam tyrime, kuris gavo Nobelio premiją, tai ten aiškino, kad ta atskirtis atsirado per industrinę revoliuciją, nes iš esmės, kai žmonės dirbo žemę savo, tai tos atskirties didelės nebuvo. Vyras ten parė kažką, moteris pasiuva, bet tas namų ūkis ir iš tikras namų ūkis tada buvo, tai ten yra tas lygybė tokia didesnė, bet nelygybė atsirado, kai prasidėjo industrinė revoliucija, vyrai ėjo dirbti į fabrikus kažkokius ir moterys tada jau liko namie, nes moterys tiesiog buvo fiziškai per silpnos dažniausiai dirbti tuose fabrikuose. Tai turbūt visas tas atskirtis, kuri fabrikų darbuotojai uždirbo daugiau jau tada nei moterys, tai nuo 18 amžiaus turbūt galima ir atsekti tą atskirtį, bet yra ir daugiau. Tas pats tam pačiam tyrime motinystės atostogos, pavyzdžiui, daro irgi, ta prasme, tą atskirtį šiek tiek didina. Didina atskirtį? Didina atskirtį, taip. Kur atrodo, kaip tik moteris gal turėtų labiau pasidomėti, nes ji tampa atsakinga ne tik už save, bet už dar vieną žmogų. Bet galbūt džiaugsmo samprata pakinta, galbūt tada ne pinigai galvoja džiaugsmą neša, bet vaikas. Beje, sakoma, kad pinigų nereikia mylėti, reikia tik nenorėti skirti su jais. Koks gražus posakis. Prie šeimos privedant. Bet tų priežasčių yra labai daug. Ar moteris išskirtinai kažkaip reikia traukti? Aš nesu tikras, nes tuo pačiu mes kalbam apie kažkokias atskirtis, bet, pavyzdžiui, Lietuvos bankas valdo Lietuvos užsienio rezervus. Tai iš esmės yra didžiausias Lietuvoje investicinis portfelis. Ir toj komandoje 60% yra moterys. Aš bijau, kad galbūt ne 60%, aš bandau atsiminti, bet apie 60% moterys. Tai iš esmės didžiausius portfelius ten valdo moterys. Dėl to, kaip ir sakėt, aš nemanau, kad yra kažkokių barjerų realių. Manau, kad ne, bet intereso klausimas. Intereso klausimas, kaip tą interesą sudomint būtent moterims. Atsiprašau, bet turbūt moters reiktų klausti, kaip jūsų nuomonė reikėtų sudominti būtent moteris. Tai žinokit, aš iš tiesų apie tai nemažai ir galvoju ir domiuosi, kadangi ir dirbu įmonėje, kurioje vienas iš tokių fokusų yra bendrai finansinė edukacija ir man pačiai kaip moteriai labai svarbu tas moteris sudominti, nes aš matau ne tik tai asmeninę moteriai naudą ir prasme, bet ir bendrai šeimos moteris yra linkusi vaikus pamokyti, tėvus pamokyti, galbūt vyrui finansinė našta sumažėtų, jeigu jis galėtų labiau lygiaverčiai dalinti su moterim, ar ne? Bet dėl ko aš sakau, kad galbūt ta edukacija turėtų būti skirtinga, nes kartais skirtinga mintis paliečia vyrą, skirtinga paliečia moterį. Kaip jūs sakot, vyrai labiau rizikuoja, moteris gal galvoja labiau apie saugumą. Vyras norės daugiau uždirbti, moteris norės sukurti saugumą savo ir savo šeimai. Tik per tai aš bandau svarstyti. Dėl tos pačios apklausos duomenis žiūrint, mano spėjimas būtų, kad daugiau vyrų geresnes turi žinias, bet gale blogajam irgi bus daugiau vyrų ir tiesiog vidury bus mažiau vyrų, daugiau moterų bus. Taip, kažkokie turbūt atskirimai yra, bet aš sakau, bijau kažkaip išskirtinai kalbėti. Bet tokį mini skirtumą galiu pasakyti, tai mano draugė tokią taisyklę turi, čia moteriški labai dalykai, bet rankinukai. Ir jinai sako, aš noriu to rankinuko, bet jis yra brangus ir panašiai. Ir taisyklė yra, kad po 3 dienų, jei vis dar jo nori, tai reiškia jau to rankinuko reikia tada ir...
Tai, nežinau, tai vat savo draugę per rankinukus bandyčiau sudominti. Aš turiu su rankinuku dar vieną irgi palyginimą, kurį savo draugiams sakau. Aš pati investuoju ir nemažai metų investuoju ir žinau, kad tas pats rankinuko pirkimas labai dažnai pats pirkimo procesas suteikia malonumą. Rinkausi, pirkau ir patyriau malonumą. Aš šiai dienai patiriu malonumą nusipirkusi kažkokių naujų akcijų arba kažkokią papildžiusi investicinį portfelį. Ir tai man suteikia tą patį pirkimo malonumą. Tai nebūtinai tai turi būti rankinukas ir plus dar kai tu atsidarai ir matai savo sąskaitoj pakilusių vertę tų akcijų, tai tada dar didesnis džiaugsmas. Tiesą pasakius, yra, aš galbūt rezervuoju naują terminą, bet kažkokia investavimo karštligė, taip ir pavadinkim. Tai su labai daug žmonių apie tai esam kalbėję, kad vat, pirmą grąžą, kai pamatai, šiek tiek kažkaip iš pradžių bijai investuoti, po truputį investuoji, bet pirmą grąžą, kai pamatai, tai tie skaičiai ir pinigus, kurie investuoja labai greitai, eina iš sąskaitos į vertybinių popierių sąskaitą. Tai taip, tai tas pradėjimas sudėtingas, bet paskui džiaugsmas, vat, kurį sako, taip, gauni džiaugsmą ir tada nori daugiau vis investuoti. Tokia save šerinti mašina gaunasi, tada daugiau investuoja, daugiau uždirbi ir tada dar nori daugiau investuoti. Taip, prie investavimo dar pereisim, noriu dar truputėlį grįžti prie finansinės edukacijos. Aš galvoju, kieno visgi tai yra pagrindė atsakomybė piliečių finansinė edukacija, mokykla, universitetas, Lietuvos bankas, gal dar kažkas, kas turėtų prisimti atsakomybę už mūsų finansinį raštingumą. Visi bendrai, bet apskritai visi įpročiai šiaip yra formuojami vaikystėje, taip ir finansinis raštingumas. Todėl aš manau, kad didžiausia įtaka yra visų pirma iš tėvų ir tada antra yra mokykla, darželis, mokymo įstaigos apskritai. Galima būtų sakyti, kad mokykla yra svarbiau, ten geresnės žinios, jų daugiau, bet tėvai padaro didesnę įtaką. Savo pavyzdžių greičiausiai. Savo pavyzdžių, taip, ir tokių yra pavyzdžių. Tai Buffettas garsiausias turbūt investuotojas, tai jo tėtis turėjo investicinę bendrovę ir jis pradėjo prekiauti, kai jam buvo, nežinau, 14 ar 13 metų. Tai tos žinios to jaunystėje geriausiai ir prilimpa. Ir ne tik investavime, bet čia gan banalus faktas. Tai manau, tėvai, mokykla, tada apskritai jau visuomenė. Ir į tą visuomenę mes jau įtraukiam visų pirma, tai žinoma, institucijas, kas yra ir Lietuvos bankas, valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, visos institucijos, kurios yra susijęs su finansais. Na ir tada plačiau jau turim netokius, sakykime, struktūrinius vienetus, tai, manau, tie patys universitetai, jau finansinio raštingumo prasme, universitete studijuodamas finansus, aš manau, tai jau sieki šiek tiek daugiau nei tiesiog, kaip mes suprantam, finansinį raštingumą. Bet, žinoma, tai yra svarbu, na ir tada dar už universitetų tokie dar laisvesni vienetai, na tai šita tinklalaidė ir įmonės ir tiesiog žmonės, ką daro ir kokias žinias skleidžia. Galbūt knygos tai irgi yra. Knygos be abejo, net negalbūt, manau. O paminėjote mokyklas ir prieš keletą pokalbių kalbinau Austiją Landsbergienę ir jos klausiau, kaip Jūs manote, kiek svarbu yra finansinis švietimas mokykloje ir kiek jiems skiriama dėmesio. Tai jie atsakė trumpai, labai svarbu ir dėmesio per mažai. Ar Lietuvos bankas gali daryti įtaką ir kažkaip įterpti tą finansinio raštingumo kursą į švietimo sistemą? Lietuvos bankas turi ribotą įtaką koreguoti iš esmės edukacinius kažkokias programas mokykloje, bet mes esame, tiesą pasakius, į tai įsitraukę, nes ministerijos, tai ta pati finansų ministerija, socialinės apsaugos ministerija. Socialinės apsaugos. Jo, tai jie šiaip sudarinėja tuos visus kursus ir edukacinės programas, bet tam dažniausiai yra kuriamos įvairios darbo grupės ir Lietuvos bankas ten dalyvauja. Taip, tai vėl labiausiai per mūsų finansinio raštingumo centrą ir taip mes padedam. Tų idėjų visokių ir formatų mokyklose yra, kur yra galbūt bėda, kad labai viskas išsimėtė, kiekviena mokykla daro kažką savo ir skiriasi tiesiog visur. Tai padaryti kažkokią vieną bendrą finansinę programą, kuri apimtų tiek bazinius finansus, biudžetą, galbūt ekonomikos kažkiek
principų, tai būtų žinoma labai, labai naudinga. Bet tuo pačiu aš skirtingose mokyklose irgi buvęs ir kalbėjęs, tai nenurašyčiau vaikų irgi, nes kartais tiesiog labai šokiruoja. Kartą nuėjom į klasę ir vaikų pradėjom klausinėti apie kas yra paklausa ir pasiūla. Na ir tikėjomės, kad jie neatsakys ir tada mes buvom visą susidėlioję savo tiradą, ką mes tada sakysim. Bet jie atsakė ir tada buvom šokiruoti. Tai buvo 9 metų vaikai, trečiokai buvo. Jie dabar labai žingeidus, mano pačios sūnui 13 metų ir kai aš pažiūriu, kokius dalykus jie supranta ir kokiais domisi, tai kaip jūs sakote, tikrai nenurašykime vaikų ir galvokime, kad jie yra protingesni, negu mes manom. Ir šiaip toksai vienas iš atsakymų iš vaiko, kurį gavau, bet labai ilgai turbūt atsiminsiu, tai jisai sakė, kodėl reikia pinigų. Taip. Nes sakė, jeigu mainytum daiktus ir, pavyzdžiui, norėtum mainyti vištas į kažką, tai būtų pavojinga, nes višta tau gali išdurti akį ir panašiai. Tai pinigai padeda. Tai labai protingas atsakymas. Vaikiškas, bet labai protingas. Taip. Kai kalbame apie vaikus ir pati galvojau ir apie mokyklas, pavyzdžiui, mano sūnus mokykloje turi tokius verslumo užsiėmimus. Ten jie kuria verslą, galvoja, kaip jį pradėti, kaip vystyti. Bet man kila mintis, ar nėra peršokama šiek tiek. Vis tiek yra nuo kažkokios bazės, nuo ko reikėtų pradėti. Na, nežinau, sąmoningas vartojimas, asmeninio biudžeto paskaičiavimas ir kartais man susidaro įspūdis, kad lyg ir į sekantį lygį peršoka pagrindų neišsiaiškinę. O kaip jūs man manot, kas tie finansinio raštingumo pagrindai, pradžia? Pats pagrindinis pagrindas yra stygius. Tai dėl stygiaus, dėl to, kad visi daiktai yra normuoti, visko turėti negalime, laikas yra normuotas, visko padaryti negalime. Jei eini žaisti krepšinio, negali žaisti futbolo, tai reiškia, žaidimas tau irgi iš tikro kainuoja. Tai pati pradžia, aš sakyčiau, yra, tiesą pasakius, ekonomika ir ekonomikos stygiaus samprata. Tai yra tiesiog, kad tu negali turėti visko. Ir nuo to sampratos, nuo tų tokių labai bazinių ekonominių koncepcijų perinam tada turbūt prie biudžeto ir biudžetavimo, taupimo, kas yra labai glaudžiai susiję vėl su tai, kad visko turėti negalime. Na ir iš to tada taip, toliau lipdome. Taip. Bet tai nebūtinai reiškia, kad negali paraleliai kažkaip tie dalykai vykti. Taip pat su verslu irgi nebūtinai reiškia, kad kažkokie verslumo mokymai negali tų pačių koncepcijų įtraukti pas save. Na tai mokinys, tas mokomasis bendrovės dabar, kai turi pasirinkimus, gali kažkokį tinginį daryti arba kažkokias eglutes, tarkim, želdinukus. Na tai jei tu renkėsi tinginį, tai tu jau neturėsi resursų ir laiko daryti kažko kito. Ir vėl iš to tada gali lipdyti į viršų. Bet tos mokomosios bendrovės irgi kartais tiesiog žiauriai stulbina. Gerąją prasme, aš nenoriu tik sumeluoti, man atrodo, Tauragėje buvom ir mokiniai sukūrė daviklius, kurie tam tikrus žemės cheminės medžiagas nustato. Tai jie sukūrė? Taip, jie sukūrė, turėjo prototipą. Tas prototipas, aišku, ten yra, jis negražus ir panašiai, bet bent jų teigiamų jis veikia. Tai... Ne grožio konkursas iš tikrųjų? Ne grožio konkursas. Be, grožio konkursai irgi yra gerai ir šiaip viskas yra gerai tol, kol parsiduoda iš esmės. Ir kai kalbam apie finansinį raštingumą, na taip, čia kaip jūs sakote, ekonominių žinių pagrindai, tada verslumas, na ir tada ateinam iki investavimo. Ir kaip sakiau, čia yra ta antra tema, kurią tikrai noriu detaliau paliesti. Ir nors filmuojame šiek tiek iš anksto, mūsų tinklalaidė pasirodys Tarptautinės investuotojų savaitės metu, tai tikrai to dėmesio šitai temai bus daugiau. Ir žinau, kad Lietuvos bankas kasmet skelbia Lietuvos investuotojo paveikslą. Ir 2024 metų, kai buvo skelbiamas, tai augimas su praeitais metais buvo 88%. Nuo berods 94 tūkstančių investuojančių asmenų skaičius išaugo iki 175,6. Didelis augimas. Bet mes ką tik kalbėjom, kad finansinio raštingumo lygis taip greit neauga ir aš čia matau per silpną koreliaciją ir ar čia nėra rizikos, kad raštingumas auga lėčiau, o investavimo apsukos greičiau. Tai faktas, kad yra tos rizikos, bet galbūt prieiga prie investavimo ir paskatins finansinio raštingumo augimą.
Gali būti, kad skaudžiai kartais tą paskatins, galbūt tai bus susijęs su pinigų praradimu, bet tada grįši ir mokysiesi, bet tuo pačiu tai investavimo karšlygę pagavus, vėl tu mokysiesi. Ta atskirtis yra ir jinai šiek tiek baugina, bet aš manau, kad jinai mažės vėl dėl visų iniciatyvų, šitas pokalbis viena iš tų iniciatyvų, turbūt finansinio raštingumo apskritai dabar, tai dėl visų tų iniciatyvų, manau, situacija gerės. Ir taip pat dėl ko, manau, daugėja smarkiai investuotojų, tai investavimas tapo daug labiau prieinamas dabar nei anksčiau. Tai banaliai tiesiog dabar per įvairias programėlės gali gan lengvai tą padaryti. Anksčiau tą buvo gan sunku padaryti. Ir galbūt kaip vieną pavyzdį galima išskirti investicinio portfelio valdymus kaip paslauga. Tai anksčiau Lietuvoje jinai buvo labai reta ir tokią paslaugą įmonės teikia tik iš esmės gan turtingiem žmonėm. Tai mažiausia suma paprastai būdavo nuo 125 000, kurią galėdavai savo portfelį perduoti valdyti. Bet dabar, kadangi atsirado technologijos ir tas valdymas gali vykti iš esmės robotiškai, tai kažkoks kodas tiesiog valdo tavo portfelį, tie apribojimai dingo sumų ir atsirado labai daug naujų investuotojų. Tai tas toks technologinis dabar prieinamumas labiausiai turbūt skatino tą augimą. Jūsų paminėtos programėlės man priminė, kad vėlgi besiruošdama mūsų pokalbį pamačiau tokį terminą skaitmeninis finansinis raštingumas ir kad jis taip pat pradedamas matuoti. Tai būtent tas technologijų suaktyvėjimas paskatino dar vieną rodiklį įsitraukti. Skatino, nes yra atskira šiaip rizikų sfera su skaitmeniniais finansais. Tai vien papulti sukčiams į pinklės yra lengviau skaitmeninėje erdvėje nei neskaitmeninėje. Kitos problemos yra susijęs su tokia operacinė, sakykime, rizika. Mes galim Amerikoje paimti pavyzdžių. Buvo, kai žmonės suprato, kaip apeipti svertų limitus prekybos platformose. Ir dėl to pasiekoje buvo savižudybių. Žmonės prisėmė tokius svertus, jie tiek daug pinigų prarado, kad ten buvo 100 000 kartų daugiau nei jie tų pinigų turi. Tai ta nauja atsiranda apskritai rizikų nauja bazė su skaitmenizavimu, dėl to ir atskira ir finansinio raštingumo sfera. Ir jūs paminėjote tos tokias didelės netektis, aš kalbu apie investavimą, kas turbūt labai pristabdo dalį žmonių, tai yra blogos patirtys. Na ir mes žinom tas ankstesnės, ten snoras sekundė, dabar aš iš pradžių galvau, kad gal tokių dabar didelių nėra, bet neseniai žiūrėjau filmą apie OneCoin'o, dirbtinai išgalvotos kriptovaliutos tą situaciją ir ten žinau, kad žmonės irgi sukišo didelius pinigus ir kai kurie net ir visus pinigus. Kaip nepakliūti? Na čia kokie pagrindiniai principai, kad neturėtų tokių milžiniškų liūdnų patirčių? Jo, OneCoin'e tai perspektyvoje, man atrodo, 5 milijardai buvo dolerių. Tai tiesiog, aš manau, viskas susideda į tokius dvi labai didelės kategorijas. Viena kategorija yra suprasti produktus, kuriuos tu naudoji. Tai jeigu investuoji, suprasti, kokie tai finansiniai produktai, kaip jie veikia, iš ko susidaro grąža, kokia yra rizika. Na ir tada tu supranti, ar tu to nori ar nenori. Su supratimu patenka ir Lietuvos bankas. Čia tai mes turim savo finansinių paslaugų teikėjų sąrašą. Vėl tu supranti, tu turi kažkokį finansų rinkos dalyvį, turi įmonę, kuri tam nori teikti investicinę, tarkim, paslaugą, tu nueini pasitikrini. Tai va čia produkto ir paslaugos supratimo įmonės dalis. Kita dalis yra neskubėjimo dalis. Tai yra tiesiog pasidomėjimo apie produktus, jų palyginimo paslaugų teikėjų. Tai jei imi paskolą, pasilygini daugiau paslaugų teikėjų nei vieną. Jei kažkokias investicinės paslaugas naudoji, pasilygini komisinius, pasilygini kokias konkrečiai investicinės paslaugas jie teikia. Galbūt net pasižiūri, su kokiais vertybiniais popieriais jie tas paslaugas teikia. Ir su šitom dviem dalim, su tiesiog produktų supratimu ir neskubėjimo, manau, daugiausia tokių atvejų nebūtų. Jei žmogus tikrai suprastų, kas yra tas buvo, tarkim, tas OneCoin'as, ir jeigu jis neskubėtų, kai jam kažkoks draugas sako, čia reikia žiauriai greitai investuoti ir panašiai,
ir galbūt neskubėdamas tiesiog pasišnekėtų ar su savo partneriu, ar šiaip su kažkuo. Beje, galima visada ir Lietuvos bankui paskambinti ir iš esmės bet ko paklausti. Galima tiesiog paimti telefoną. Taip, galima tiesiog ir jei apie investicinės kažkokias paslaugas klausi, tai operatorė nukreips pas būtent tos srities specialistus. Žinoma, labai konkretaus atsakymo dažniausiai negausi, nes tai vis tiek yra institucija, jinai turi būti nešališka. Bet skambint galima, mes labai norim atsakyti. Aš pats taip nuoširdžiai galiu pasakyti, kad esu sužavėtas, kiek Lietuvos bankas yra linkęs atsakyti tiesiog žmonėm. Taip, kartais juokavom, kad galit indianų dūmų signalais mums telegrafę aukščiausiam turim žmogų, bet kaip kreipkitės, mes atsakysim. Bet jo, grįžtant šitos dvi dalys, neskubėjimas ir produktų supratimas, manau, tokias situacijas iš esmės panaikintų. Tai, ką jūs paminėjote, neskubėjimas, vėlgi tam pačiam filme apie OneCoin ir girdėjau, kad jie pagrindė rėmėsi FOMO, Fear of Missing Out, ir visą laiką skubino, kad jūs prarasit galimybę, iššoksit į traukinį vėliau, tai jau bus per vėlų ir kiti bus uždirbę daugiau. Tai tas filmas labai antrino jūsų idėjai neskubėti ir negalvot, kad tu čia kažką praleidi. Tiesiog sukčių, jeigu žiūrėtum MO, kaip jie veikia, tai čia yra vienas pagrindinių. Tiesiog greit reikia dabar ir... O kalbam apie OneCoiną, tą išgalvotą kriptovaliutą, bet yra ir tikrų kriptovaliutų. Koks Lietuvos banko požiūris į kriptovaliutas ir tokią investavimo formą? Lietuvos banko požiūris yra neutralus ir nešališkas. Dabar teisiniai dalykai, bet dabar turime naują reglamentą, vadinamą MiCA, kuris reglamentuoja kriptovaliutas ir kriptoturtą. Tai iš esmės kriptoturtas mūsų požiūriu tapo tik dar viena turto klasė. Tai yra įvairūs turto klasės, nekilnojamas turtus, vertybiniai popieriai ir dabar turim tiesiog kriptoturtų. Tai mums svarbiausia, kad paslaugos būtų kokybiškai suteiktos su kriptoturtu, dabar rinkos dalyviai turi būti licencijuojami. Kas yra labai svarbu dėl saugumo. Taip, tiesą pasakius, dalis dar iki metų galo pereinam periode gali veikti senuoju režimu, bet po metų jau visi turės turėti licencijas. Ir tol, kol tos paslaugos yra suteikiamos gerai, iš paslaugų pusės mes esam nešališki. Iš asmens pusės investuoti, tai jeigu asmuo tikrai gerai supranta, ką daro, tikrai supranta, kad ten nėra jokios ekonominės realios vertės, čia tiesą pasakius būtų galima grįžti prie investavimo apskritai industrijos esmės. Ir jis supranta riziką, kuri ten yra, tai tegul investuoja. Mes nelakstysim ir nesakysim, kad viena investicija yra bloga, kita yra gera. Ta prasme ir finansinių priemonių prasme, finansinės priemonės kartais gali būti tokios sudėtingos. Ta prasme, kai apie išvestinės finansinės priemonės kalbam ir jų antuosius lygius, ta prasme, greičiau nei vėžio ląstelės ten mutuoja tos priemonės ir jos gali irgi labai būti sudėtingos ir labai rizikingos. Bet yra žmonės, kurie tai supranta, kurie turi labai specifinius poreikius ir tai naudoja. Tai tas pats ir su kriptoturtu yra. Jeigu yra specifiniai kažkokie poreikiai ir investavimo bent prasme yra ir kiti panaudojimo būdai. Bet investavimo prasme, jeigu žmogus supranta riziką, kurią prisiima, tikrai supranta, tai ir jam ta rizika yra priimtina, gali tai daryti, žinoma. Kurie, sakykime, mėgsta kriptovaliutas, sakys ir galvos, kad oi ne, jis sako, kad yra rizikingos, bet jos iš tikrųjų nerizikingos ir panašiai. Tai tiesiog mokykloje mus mokė, kas yra standartinis nuokrypis. Tai ekonomikoje investavime standartinis nuokrypis yra toks pagrindinis matas rizikos. Tai jeigu mes paimsim, bet iš esmės bet kurį kriptoturtą, ten stablecoinų, tai tas svyravimai yra dideli ir standartinis nuokrypis nuo vidurkio yra didelis. Tai nesvarbu asmeninių jausmų, ta prasme tiesiog matematiškai mes dažniausiai sakytume, kad tai yra rizikinga turto klasė. Taip pat noriu susijusi klausimą, kas man tokį įspūdį sudaro, kad kartais lietuviams investavimas tai tampa lyg ir azartų paremtas ir tokiu lyg ir lošimas tam tikrą prasme. Ar aš klystu? Neklystat, bet tai nėra kažkoks fenomenas, kuris vyksta tik Lietuvoje, jis šiaip vyksta gan globaliai. Ir yra kitų šalių, ypač už Europos ribų, kur tas supratimas yra dar didesnis ir kur tiesą pasakius, žmonės į investavimą apskritai žiūri kaip į loteriją.
Na čia turbūt ir grįžtame tada prie finansinio raštingumo, kad tai neturėtų būti loterija, tai turėtų būti sąmoningai suplanuotų veiksmų seka, ar ne? Bet tai gali būti sąmoningai suplanuotų veiksmų seka, sąmoningai prisiimant itin didelę riziką. Tokie variantai irgi yra įmanomi. Sutinku. Ir žmogus, kuris nori pradėti investuoti. Ir du dalykai, kuo jam pasidomėti, galbūt kažką perskaityti, ir prieš mūsų pokalbį jūs paminėjote ir porą knygų. Ir kita klausimo dalis, kokius jau jam žingsnius pirmus daryti. Tai pirmiausia, ką perskaityti? 3 knygas tada rekomenduosiu. Tai viena jums už nugaros. Čia yra Gremo Protingas investuotojas, jinai nėra labai lengva tokia, bet jinai yra, manau, labai naudinga pradedančiam, nes jinai apskritai supažindina su vertybiniais popieriais, su vertinimo tokia logika, kaip tu vertini tas akcijas arba obligacijas ir panašiai. Beje, viena formulė iš šitos knygos skirta vertint akcijoms jau iš esmės negalioja, nes realiai nėra jau akcijų, kurios atitinka tuos kriterijus. Jūs net mintinai formulės iš jos atsimenat. Jo. Kita knyga yra Joel Greenblatt, The Little Book That Beats the Market. Nežinau, kaip verčia į lietuvių kalbą, bet irgi yra labai bazę aiškiai papasakoja, kas yra akcijos, kas yra obligacijos, kiti vertybiniai popieriai, kuo skiriasi ir ten aišku į akcijas gale nueina ir kaip jas vertinti, bet vėl manau, kad tas seka yra nuo labai žemos iki gan aukštos labai gradualiai, tai kiekvieną žingsnį gali pasimti. Ir 3 knyga Rosvaldo Krušnos ir Agnės Kažytės Berniukas ir paršiukas apie ekonomiką. Čia ta, kurią jūs atnešėt man šiandien dovanų, taip? Gerai, jie irgi pasidalinsim su mūsų klausytais. Ir kita klausimo dalis, tai kokių veiksmų imtis? Ar yra kažkas, nuo ko jūs rekomenduotumėt pradėti investavimo kelionę? Tai apskritai investavimo kelionėje turėtų prasidėti nuo savo tikslų. Tai ar tu investuoji trumpam periodui ir nori daugiau, sakykime, uždirbti, ar investuoji ilgam periode, taupai pensijai, tai kokie yra tavo tikslai nusistatyti ir nusistatyti, kokia yra tavo rizika ir rizikos apetitas yra labai svarbi vieta. Tada, žinoma, sektų apskritai žinios turbūt bendrai, bet šitas knygas perskaičius tų žinių jau būtų. Žinios yra susiję su į kur investuoti ir per ką investuoti. Tai į kur investuoti, kokių vertybinių popierių nori, kokie vertybiniai popieriai atitinka tavo tikslus ir poreikius, tavo rizikos apetitą. Ir per kur investuoti, tai kurie finansų rinkos dalyviai yra visų pirma, tai tikrai licenzijuoti, kurie finansų rinkos dalyviai teikia kokybiškas paslaugas, kurie finansų rinkos dalyviai teikia paslaugas tas, kurių tau reikia ir, žinoma, kaina tų paslaugų irgi yra svarbu. Na ir tarp šitų dviejų tokį jungiančiasią, sakysiu, tai tokių geležinių taisyklių investavimo niekada reikėtų nepamiršti, tai didesnė grąža visada yra susijusi su didesnė rizika, tai čia yra tiesiog ir gyvenime, kas negeria šampano, tas neprisiima rizikos. Praeities rezultatai nieko ateičiai irgi nereiškia, tai mes jei žiūrėjom kažkokį įmonį sekėsi anksčiau, nereiškia, kad jai seksis vėliau. Nu tai pavyzdžiai Nokia, visi anksčiau turėjom Nokia telefonus, jie iš esmės dabar yra mirę. Kodakas, labai, labai garsi firma, dažniausiai žmonės net nežino, kad ta įmonė jau kaip ir neegzistuoja. Tai pamirštas pavadinimas buvo, iki kol jūs nepriminėt. Gerai, aš senam pasaulyje dar gyvenu. Žinau, tiesiog kasdieniam gyvenime to pavadinimo nebėra. Bet labiau esmė, kad tiesiog praeitis nieko ateičiai nelėmė ir praeities rezultatai, jokių ateičiai rezultatų nieko nesudaro. Na ir paskutinė, tai dėl kiaušinių vienoj pinti, tai reikia diversifikuoti savo investicijas ir taip susimažinti riziką. Tai investuoti ar į skirtingus popierius, ar skirtingas industrijas ir ta diversifikacija įvairi gali būti. Žinai, nieks nevalgo tik kotletų, reikia bulvyčių, mišrainės, tai investavime taip pat portfelis turi būti sudarytas iš skirtingų aktyvų. Ir šiaip toksai faktas, sakom, kai turim omeny diversifikaciją investicinio portfelio, dažnai sakom nelaikyti visų kiaušinių vienoj pintinėje. Nes pintinė, bet ta frazė paminėta kitoj knygoje yra šitai. Investavimo vadovas. Nors aš nemėgstu tos knygos, bet ta frazė būtent yra paminėta toj knygoje.
Ir būtent pintinės analogija šiaip buvo rašytiniuose šaltiniuose šita pirmą kartą paminėta Don Quixote. Tai yra 17 amžiaus pradžioje. Tiesiog toks, kaip tos pat idėjos irgi iš seniau atėjo. Ir jos nebūtinai finansuose gimė tos idėjos, ar ne? Jo, nebūtinai finansuose, bet tuo pačiu vėl tokį galbūt to amžiaus iliustraciją duodant, kad finansai nėra kažkoks naujas dalykas, tai Don Quixote 17 amžiaus pradžioj 1609 metais, bijau sumeluoti, 1615 gal, tai 1620 kažkuriais, irgi 17 amžiaus to pat pradžioj, Olandijoje buvo išleistos seniausios vis dar egzistuojančios obligacijos. Tai obligacijos, už kurias vis dar moka iki dabar palūkanas. Tai esmė tokia, kad 400 metų atgal, bet ta logika šiaip tai ta pati iš esmės buvo kaip ir dabar. O prie tų pagrindinių investavimo principų man norėtųsi pridėti ilgalaikę perspektyvą, kadangi kai pažiūrė investiciją ir po metų gal ir nieko ten tokio žavingo, bet jeigu pagalvoju apie sudėtinės palūkanas arba šiaip apie ilgesnę perspektyvą, man atrodo, tada grožis dar didesnis atsiranda. Taip, su sudėtinės palūkanos didelis grožis, iš kitos pusės turim bjaurybę, tai mokesčiai irgi, ta prasme, ilgoji perspektyvoje irgi dauginasi. Ilga perspektyva investavime yra labai svarbu ir jinai yra dar svarbiau, jei ir tavo tikslai sutampa su ta ilga perspektyva. Žinoma, ne visų žmonių tikslai yra ilgoje perspektyvoje. Bet taip, ilga perspektyva dar yra svarbu dėl to, ką kalbėjome pačioje pradžioje. Tai yra dvi baimės susijusios su pinigais, tai yra infliacija, dėl ko reikia investuoti ilgoje perspektyvoje. Na ir kita, jeigu tie pinigai yra nesaugomi, neinvestuojami, tai juos pelės gali sugraužti. Žinau, kiti fiziniai dalykai gali atsitikti. Gali greitai perimti. Investuotus pinigus daug sunkiau atiduoti sukčiams. Pagrindinė priežastis yra turbūt infliacija. Ir jau mūsų pokalbį po truputį einant į pabaigą, noriu asmeninį vieną klausimą užduoti. Ką daro Rosvaldas su savo laisvais pinigais? Ar jūs investuojate? Taip. Galit kažką bent minimaliai pasidalinti, ką renkate? Tai aš investuoju iš esmės išskirtinai tik į akcijas ir portfelį sudarinėju vertės investavimo principais. Tai dalis tų principų yra būtent šitoj knygoje. Tai iš esmės bandau surasti akcijas, kurios yra pigesnės nei fundamentaliai jų vertė rodytų čia. Labai subjektyvu, aišku, ultimačiai, jeigu šnekė ir tas akcijas bandau pirkti. Labai ilgoj perspektyvoje aš portfelio, nežinau, kartą į 2 mėnesius patikrinu, kas ten vyksta, tai aktyviai taip labai neprekiauju. Kas vėlgi turbūt kasdieninis žiūrėjimas dažnai ir to nusivylimo sukuria daugiau negu kad mes pažiūrėtume. Tai vėl čia yra susijęs su tikslais ir tavo perspektyva. Tai jeigu tu turi kažkokius investavimo tikslus ir turi savo aiškę strategiją, tai nereiktų panikuoti. Jei turi savo, mano atveju, įsivertinęs turiu kažkokias akcijas, jų kaina pakrenta, bet man vis tiek jinai atrodo pigi fundamentalia vertė, tai aš turėčiau dar jos daugiau iš tikro pirkti tada, nes tikiuosi, kad jų vertė augs. Tai vėl, turint kažkokią aiškę strategiją, reikėtų tiesiog nepasiduoti emocijom ir taip, kai ta kaina pakrenta, neskubėti parduoti. Ir atvirkščiai, nebūtinai skubėti fiksuoti kažkokias pajamas, kai ta vertė pakyla. Bet vėl, tų strategijų yra labai daug, kai kurie galbūt rinksis tik akcijas, kurios moka tik dividendus, na, tai tada tavo rūpestis yra perinvestuotus dividendus galbūt. Labai priklauso nuo skirtingų vertybinių popierių. Įdomu, ačiū, kad pasidalinat. Ir turiu paskutinį klausimą, kurį užduodu visiems pašnekovams, kad ir iš kokios jie srities būtų. Jis toks laisvesnis vaizduotei. Jeigu atsikeliate sekmadienį ir Vilniaus centre yra švieslentė, kur surašyti jūsų finansiniai sprendimai, ką jūs norėtumėte juose pakeisti arba nerodyti, arba kitaip parodyti? Tai aš nusipirkau 88 metų BMW, nes aš galvojau, turėjau labai gerų idėjų, ką ten padarysiu ir panašiai, bet tam laiko taip niekada ir neatsirado. Tai čia turbūt mano didžiausias finansinis nuostolis.
ir blogas elgesys. Manau, būtų ženklų, kurie sakytų daugiau apie gerą elgesį ir apie investavimą. Ta be galo smagu girdėti, automobilis, gal dar nevėlu prie jo prisiliesti ir padaryti, kad jis būtų... Jis yra nevėlu, bet vien nuo stovėjimo atsiranda tam tikrų problemų, tai skysčiai, tarkim, karamelizuojasi ir panašiai. Tai. Bet aš kažkada prie jo dar tikrai grįšiu. Linkiu šitą investiciją iškelti į paviršių ir grįžti prie jos. Ir turiu jums dovanų. Turiu tokias dovanų žaidimo korteles, kadangi, sakiau, mūsų pokalbio idėja yra lengvinti pokalbį apie pinigus. Čia yra žaidimo kortelės, vadinasi, pagaliau jauku. Jos yra skirtos porai pasikalbėti apie pinigus. Atrodo, mes kartais lyg ir sutarėm, bet tam tikrų klausimų nesame palietę. Tai kortelės padės paliesti net ir tas temas, kuriuos patys galbūt nepagalvojate. Tai dėkoju Jums. Mano draugė šiaip ekonomistė irgi yra, tai mes 90% mūsų pokalbių yra apie tai ir dažniausiai apie investavimą irgi. Super įdomu sužinoti, ar tos kortelės ištraukia kokią nors temą, kurios jūs dar nebuvote palietę. Gerai, mes galbūt duosime patarimų. Tikrai duokit patarimų, kadangi korteles kūrė mano kolega. Jeigu turėtumėte idėjų, kaip jas papildyti, tai jūs man būtinai pasakykite. Ačiū, Rosvaldai. Ačiū.